Labas vakaras, laba diena. Vienas iš įrašų, 10 žmonių, 5 klausimai. Šiandien su Laurinu. Labas. Labas. Čia toksai draugiškas pasišveikinimas. Pirmas klausimas, Laurinai. 22 metai, vasario 24 diena. Kaip ją atsimeni? Labai gerai atsimenu ir jinai turi savo priešistorę, tai jeigu leisit truputėlį ir tos priešistorės. Aš buvau Ukrainoje vasario pačioj su tuometinė ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Aš tuo metu buvau NSGK pirmininkas ir mes buvome Donbase ir tada jautėm tą ir pasirengimo ir tą tokią dvejonę, bus ar nebus. Jeigu bus, tai kas? Ir daug kas Ukrainoje sakė, kad turbūt nebus. Jeigu bus, tai bus kažkas Donbase. Nebus tokio pilno masto puolimo, kaip įvyko, kad Kijevą bandė imti ir panašiai. Tai toks buvo įdomus netgi momentas, kad mes Severodonecke buvom. Būtent čia buvo vasario 6 ar 7. Ir atsimenu, taip sakau, Ingrida, gali būti, kad mėnuo ir jaučiamės Jau bus viskas. Bus viskas. Tai taip, dar aišku, sakėm, gal dar to nebus ir panašiai. Vasario 16 mes keli parlamentarai skrydom, nes tada buvo paskelbta, kad vasario 16 bus data puolimo. Buvo toks momentas, kad buvo paleistas. Tai mes buvom tenais, Radoj buvom Kijeve ir ten buvo toks palaikymas didžiulis ir pagarba, kad mes ten atvažiavom. Ir tada jau grįžom į Lietuvą. Ir 22 vasario Lietuvoje viešėjo Ostinas. Tuometinis Amerikos gynybos sekretorius. Ir vėl Ingrida turėjo su juo susitikimą ir mane pasikvietė. Ir pirmą kartą toks įspūdis buvo didelis, kai galingiausios pasaulio valstybės, gynybos ministras, kitaip tariant, kai mes paklausėm jo apie tai, ar bus. Jis ramiu balsu, jis susilaikė ramus, sako, tikrai bus. Gali dar nebūti teoriškai. Nes Putinas gali apsispręsti, bet jis vargu bau ar pakeis savo nuomonę ir čia yra dienų klausimas, jis taip pasakė. Ir tada man jau įvyko toks lūžis, kad vis dar taip nustumdavai tai mintį kažkaip į šoną. Ir tas lūžis įvykęs, kad aš jau tuo metu jau kiekvieną rytą atsikėlęs žiūrėdavau, ar yra kažko ar ne. Ir tada 24 dieną atsikėliau, o atsikėliau labai anksti, nes turėjom skristi į kažkokį parlamentarų renginį Paryžiui. Ir jau matau, kad prasidėjo veiksmai, atšaukiau komandiruotę, tada paskambino iš premjerės ofiso, kad kviečia į mūsų pasitarimą, jau tokį 9 ryto, kaip čia veikia Lietuva, kokie scenarijai, kas vyksta, kaip skaityti visą situaciją ir panašiai. Ir tada viskas prasidėjo. Tai tada važiavau ten, tą susitikimą ir be abejo po to dieną keitė kitą dieną. Ir stebėjom čia gyvai ir kabinete eigą, Hostomelio operaciją visą ir gynybą. Ir be abejo, kažkokiam etape jau pradėjom suprasti, kad rusų nebus taip lengva, kad ukrainiečiai gali ir duoti atgal. Bet čia jau kitos dienos, čia jau po vasario 24. Kokia vis dėlto, tai mintis, kokia atsimeni 24 dieną, kokia daugiausia, svarbiausia mintis įsirėžė? Tai, kad prasidėjo jau faktas, o mintis kokia? Aš vis tik tai dar negalėjau patikėti, kad 21 amžiuje gali būti toks brutalus sprendimas okupuoti valstybę. O tas šokas, kad taip gali vykti. Jo. Po to keitė, bet čia trumpas, po to keitė, nes ukrainiečiai vis tiek, reikia pasakyti, kad yra puikus informacinio karo specialistai. Bet čia jau buvo po to. Šokas. Tu ne pirmas laidos svečias šitos 10 žmonių 5 klausimai. Tai panašiai. Jo, šokas. Pas mane, pasakysiu, buvo tas pats šokas. Čia ne apie mane. Gerai. Sekantis klausimas dar paprastesnis. Ko ėmeisi? Kokių veiksmų ėmeisi? Ne kaip Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, o kaip tiesiog Laurinas, pas tavęs žmona, vaikai, kokių tų veiksmų ėmeisi? Vis tik mano fokusas buvo į tai, kaip padėti ukrainiečiam, kaip galima būtų pažadinti vakarus ir matyti, kad atsirastų parama aiški,
Mes buvom pirmi parlamentarai, aš, Paulius Saudargas, Justinas Urbanavičius, kurie įvažiavom į kariaujančią Ukrainą. Mes Jo, tą bet padarėm klausimas buvo kovo 11. ne apie tavo kaip darbo, šitas buvo. Čiagi nebe darbas buvo. Kaip buvo tavo, su žmona, ką kalbėjai, ką su savo padėjėja kalbėjai. Kaip žmogaus, grinai kaip fizinio žmogaus. Tiesiog panikos nebuvo. Jau liuks. Taip, kad ten būtų aiškus signalas, kad čia tai gali prasidėti pas mus. Tokių minčių tu negalėjai išvengti, bet kita vertus, analitiniai gebėjimai, informacija, kurią turėjo, matėm, kad visas fokusas jų telkimas resursų į Ukrainą. Todėl matyt kažkokių tokių planų, evakuacijos, šeimos kažkokio saugumo, gynybos plano. Mes jau po to aptarėm, jau čia po to, bet pradžioje vis tik tai buvo dėmesys iš esmės į kovą. Ir jau po to įsijungiau ir antrą, trečią dieną mes jau matėm, kad nebus taip paprasta. Ir po to jau tos pirmos 10, 12 dienų, 14 dienų jau rodė, kad ukrainiečiai kaunasi. Jo, jie kaunasi. Ir tada su to yra kilo nuotaika gerėjo, atsirado toks pasitikėjimas, atsirado vadinkim, tokia kažkokia pergalės nuojauta, arba bent jau nepralaimėjimo nuojauta, nes, tu supranti, kokie scenarijai buvo braižomi ir kad tie scenarijai sudužo į žypulius. Ir taip toliau. Po to jau supratai, kad jie perėjo prie alinančio karo, kurį dabar kariauja. Bet, čia jau 23 gal. Jo, bet tas blitzkrygas nepavykęs. Toks, buvo labai didžiulis pasigėrėjimas, ką ukrainiečiai. Jo, buvo gera nuotaika. Kai kuriais momentais buvo gera nuotaika. Tai. Gerai, paklausiu tavęs, šito klausimo niekam neuždaviau, bet tau užduosiu. Nes čia mano klausimai 5, tai 2 uždaviau, dabar 3. Tu atsimeni tą dieną, kai paskelbė, kad paskendo Maskva, kad ją sunaikino. Kokie buvo jausmai? Tai čia jau tada vis tiek dar tas apipinama tokiais herojiškom visom istorijom. Ir tada jau tu supranti, kad ta didžiulė Rusijos karinė mašina, jinai nėra nepažeidžiama, kad gali kauti su jais. Tik tai reikia vieno dalyko, reikia pasiruošti ir kažką daryti. Turėti ginkluotės. Atsiminkite, reikia pasiruošti ir kovoti. Ir tokių momentų buvo, ir aišku, ten, taip žvelgiant į tos visus ukrainietiškus naratyvus, ten, kaip močiutė iš stiklainio, ten numušė droną skrendantį rusų, kaip buvo pilotas kolektyvinis, kuris ten tiek rusų lėktuvų sudaužė. Tai net tiek svarbu, kiek ten tiesos, kiek ne, bet esmė yra, kad... Informacinis karas yra labai svarbu. Tai be abejo. Tai čia... Jisai yra labai svarbu, labai gaila, bet dabar mes pradedam pralaimėti šitą karą. Čia mano subjektyvi nuotaika, nuomonė. Yra ženklų. Gerai, tada pas mus bus 4 klausimas. Kaip Laurinas, asmeniškai, nedarbo, už kurį gauni algą. Taip. Ar prisidėjai prie Ukrainos karo kažkaip tai? Kaip pats? Tai mes vežėm nuolat paramą. Tai kovo 11 buvom pirmieji parlamentarai važiavę, ne tiek važiavę, bet kartu su parama, kurią surinkom. Tada važiavom kovo pabaigoje dar pusiau apsuptą Kijevą. Mes įvažiavom per pietus, nes dar buvo jisai pusiau apsuptas. Irgi važiavom su parama. Ir mes tokių vizitų, paraminių vizitų vežėm ir termovizorius, naktinio matymo prietaisus ir visą kitą. Kiek leido ir mūsų biudžetai, kiek leido surinkti paramą, nes atsirasdavo žmonių, kurie norėdavo. Dabar dar padedi? Tai dabar irgi padedu, aišku, kiek galiu. Be abejo, turiu daug draugų Ukrainoje, pasiskambinam, kaip jiems sekasi. Aišku, jaučiasi tas visuomenės nuovargis, jisai didelis yra. Nėra to visuomenės nuovargio, tiesiog žmonės nenori nieko daryti ir vadina tai nuovargiu. Čia aš pasakysiu taip. Galbūt taip, pavadinkim taip. Bet tas yra toks, ar ne? Jo, žmonėms nusibodo. Pasakysiu taip, žmonėms nusibodo. Tas yra, žinai, dėl to yra tas alinantis karas iš rusų pusės, kad jie primeta taisyklės. Gerai. Ir tada paskutinis klausimas. Aš visus apgaudinėjau su šito klausimu, tavęs neapgaudinėsiu, pasakysiu tiesiai. Ką reikia padaryti, kad mes nugalėtume? Grinai tavo subjektyvus manimas, ne kaip užimančio kažkokias pareigas. Kaip pareigas užimančio aišku.
kaip buvusio ministro, aišku, kaip tavo, kaip Lauryno nuomonė, ką reikia padaryti, kad mes nugalėtumėm? Pirmiausia, reikia patikėti, kad gali nugalėti. Patikėti, kad gali apsiginti. Patikėti, kad gali pasipriešinti. Čia jau yra tautos valia ginti savo šalį. Manau, ukrainiečiai gražino šitą jausmą Europai 21 amžiuje. Bet aišku, jisai nebe iššūkių. Ir dabar mes jaučiam tai, ar ne? Jeigu kalbam apie Ukrainą, nes aš ir kalbu apie Ukrainą, nes ten sprendžiasi ir mūsų likimas. Tai jau skamba nuolat, jau 3 metus mes apie tai kalbam, bet tai yra esminis momentas. Jeigu kas netikė, tai pažiūrėkit dabar į karaliaučius Kaliningrado srities rusų pajėgumus ir suprasi, kiek Ukraina tų pajėgumų laiko ant savęs, būtent išsiurbė. Ir tai rodo, kad tai mums laimi laiko. Tai parama Ukrainai visokeriopą. Be abejo, dabar tie skandalai neprisideda prie pasitikėjimo. Ne, o aš kaip tik šitą skandalą vertinu paskutinį labai gerai, teigiamai, kad nepabijojo, kad jie galų gale padarė. Jeigu jie tai būtų padarę anksčiau, būtų geriau. Gerai, aš pritariu tokio požiūrį. Labai gerai. Tai parama visokeriopą, tai aišku, bet tai vėlgi ginkluoti yra viena. Yra personalas, yra motyvacija žmonių, yra žmonės. Turim reikalą su Stepiu Vilkolokiu, kuris neskaičiuoja gyvybių. Vis tiek ukrainiečiai yra demokratiška tauta ir jinai be abejo turi. Jo, žmogaus gyvybė yra vienintelė vertybė pasaulyje, kurią reikia saugoti. Visa kita neturi reikšmės. Gerai, Laurynai. Šita laida yra trumpa. Ačiū, kad sutikai. Ačiū pačiam. Malonu. Ačiū. Ačiū. Iki kito karto. Iki.